Sakykit, o jūs keleivių kontrolė? Sakykit, o ką jūs manote, kaip pastatyta yra mašina? Vat mes asmeniškai manom, kad tai yra pastatyta neteisingai. Ir ne pirmą kartą jinai čia yra pastatoma taip. Ką jūs dėl to manot? Va pasakykit, nu. Visi vat sako, vat, kad kontrolieriai vat, blogi žmonės, vat, kad jie vat, tokie vat, visi, o mes va netikim. Tai ko slėpėt veidus? Atsakykit, nu, kaip jūs manot? Nu, ar teisingai pastatyta mašina? Teisingai? Ant bordiūro čia teisingai pastatyta? Nu, jūs drąsus, žinokit. Ne, nu tai nieko ne... Ne, tai vat mums atrodo, kad jūs neteisingai vat mašiną pasistatėte. Ir šiaip, nu, dauguma piliečiams man irgi atrodo. Kaip? Tai iškvietėm patrulį, tai aiškinsimės. Nu. Nu tai kaip čia taip statyti? Jūs jau normaliai pastatykit tada mašiną ir tada tikrinkit. Nu. Tai visi pagal įstatymų vadovaukimės. Tai o kur vairuotojas? Aš ant ko stoviu? Tai kur vairuotojas? Jūs keleivių kontrolė. Nu tai vat, aš jums, ta prasme, nu, pretenziją sakau, kad, nu, kodėl va, taip mašiną pastatyta? Tai o kur vairuotojas? Parodykit man, kur vairuotojas? Tai patrulis išsiaiškinė. Nu parodykit, kur vairuotojas? Kur? Jūs pasižiūrėkit savo įrašą ir pamatys, kur vairuotojas. Jums buvo pasakyta, kur vairuotojas. Nu tai kur, pasakykit jūs, aš jūs dabar klausiu, kur yra vairuotojas? Filmuota medžiaga. Peržiūrėkite įrašą ir pasimatysite. Aš klausiu dabar, vat. Ar yra vairuotojas? Aš jums neprivalau kartuoti 10 kartų paties. Nu, aš vis tiek jūs galiu ir 20 kartų klausti, kur vairuotojas. Nu. Tai aišku, filmuosim, nes čia, nu, kelių eismo pažeidimas, suprantat? Tai gerai, tai kiek avarijų nutinka įvairiausių, kiek žmonių žūsta, nu. Ar jums į tai nusispjaut? Ar jums svarbiausia va čia pinigus padaryti? Nu tai kodėl jūs čia pastoviai taip mašiną statot? Turbūt kažkokia vieta ypatinga? Ką, hebra, manot? Ne, bet, nu, rimtai kelių eismo taisyklės, nu, pažeidė, realiai, nu, lemba važiuojam, žiūrim, nu, iš vis nagumus, taip mašitą statyti. Ir ne antrą, ir ten trečią, ir ketvirtą kokį kartą. Ir nusispjaut visiškai, matai toliau, vat, nu, ten bilietus ieško. O policijos iškeitėm prieš kiek, prieš 10 minučių, ne, tai mes galvojam, kad, nu... Filmuojam, kaip žmonės, kaip kontrolieriai dirba. Keleivių kontrolė negali pasakyti, kur vairuotojas. Vairuotojas taip pat, nu, nežinau, kur jis čia realiai gali ir mašiną pastatyti. Už šviesoforo negalima, ten sankryža. Baudžia žmonės, o patys gerai skadaro, savo sistemą. Tai aš neįsivaizduoju, kaip gali jisai bausti žmonės, jeigu jisai pats kelių eismo taisyklės pažeidinėja. Nieko pasakyti konkrečiai negali, tik vieną ir tą patį ir kartoja. O šiandien pridėti pareiškimą, kuris nusifotografavo. Taip. Vairuotojas turbūt pasirbūt.